Jėzus sako palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti. Tai vienas iš reikliausių palaiminimų, nes jis paliečia ne tai, ką darome, bet tai, ko iš tikrųjų trokštame. Evangelistas Matas kalba ne apie fizinį alkį, bet apie teisumo alkį. Jėzus kalba apie teisumą, kuris reiškia gyvenimą pagal Dievo valią. Ir šį troškimą girdime ir maldoje Tėve mūsų. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Dievas neįvykdo šio teisumo vietoje žmogaus. Jis ją apreiškia ir kviečia žmogų jį įgyvendinti visų savo gyvenimu. Kaip Kristus, kuris atėjo įvykdyti visą, kas teisinga. Taip ir žmogus yra kviečiamas siekti ne dalinio ar to teisumo, kuris jam asmeniškai yra patogus, bet viso teisumo, ateinančio iš Dievo. Kitame palaiminime girdime žodžius: palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Gailestingumas tai ištikima meilė, kuri išlieka net silpnumo ir nuodėmės akivaizdoje. Dievas pirmasis parodo gailestingumą žmogui, atleisdamas, gelbėdamas, pakeldamas iš nuopuolio. Žmogus tampa gailestingas ne todėl, kad yra geresnis už kitus, pranašesnis, svarbesnis, bet todėl, kad pats patyrė gailestingumą, pats patyrė gailestį ir atleidimą. Pranašo Jonos istorija atskleidžia, kaip sunku žmogui priimti Dievo gailestingumą kitam. Net matydamas nusidėjėlio atsivertimą, žmogus gali likti uždaras. Todėl vienintelis tikras gailestingumo šaltinis yra Dievas, kuris atiduoda savo sūnų už kiekvieną iš mūsų, už nusidėjėlius. Trečiasis palaiminimas iš šitos serijos skelbia palaiminti tyros širdies, tai yra širdžiai, nes jie regės Dievą. Širdis Biblijoje yra žmogaus gelmė, iš kurios kyla sprendimai, geri arba blogi sprendimai, blogi arba geri darbai, tikėjimas arba pasipriešinimas Dievui. Širdis prisiriša prie to, ką žmogus laiko savo lobiu. Tai yra širdžiai arba tas tyrumas, kuris yra širdyje, čia nereiškia tik moralinio neprikaištingumo. Tyra širdiškumas reiškia nepadalytą širdį. Širdį, kuri leidžia Dievui būti svarbiausiu. Širdis apvalome per gailestingumą, per Dievo žodžio klausimas, per meilę, kuri pasireiškia veiksmuose ir žodžiuose, ir meilę, kurie išlaisvina iš godumo ir uždarumo. Tik tokia širdis gali būti atvira Dievo artumui. Šių palaiminimų pažadas yra didžiausias Dievo regėjimas. Jis pilnai išsipildys amžinybėje, tačiau jau dabar prasideda gyvenime, kuris yra nukreiptas į Tėvo valią. Šie 3 palaiminimus iš šio video serijos sudaro vieną kelią. Teisumo alkis veda į gailestingumą. Gailestingumas apvalo širdį, o tyrumas atveria žmogų Dievui. Jėzus nekalba apie tobulus žmonės. Jis kalba apie tos, kurie trokšta. Nes ten, kur yra tikras Dievo troškimas, ten pats Dievas ateina, sotina ir veda į gyvenimo pilnatvę. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.